6 ryto išvažiuojam iš savo namų ir kopsim šiandien į Rysį. Viskas, pradėsim kopimą. Tai Rysį 2503 aukštis ir ta chata yra. Nu, žiūrėsim, per kiek čia laiko užkilsim. Pradedam rytinį kopimą. Įveikti pirmi 4 kilometrai iš 10 trasos. Atėjom prie pirmos chatos. Čia toks ežeras yra. Tai iki čia galima asfaltuotų keliu eiti. Iš tikrųjų faina vieta. Čia netgi galima išsinuomoti kambarius. Aišku, kainuoja brangiai, bet tokia galimybė yra. Tai sustojam, užkandom po bananą ir į tualetą ir eisim toliau, kilsim kažkur į tą pusę į viršų. Prasidės pats sunkumas. Nu kaip gražu. Prasidės akmenuota trasa, ne asfaltas bent jau. Čia galima pasiimti kuprinę, užnešti į tokią chatą į viršų, pasirinkti kokią nori ir už tai ten gausi arba arbatos, arba kavos. Tai, vienu žodžiu, bet neėmėm. Užtenka ir savo kuprinę. Taip, sukilom jau 450 metrų ir daugiau negu 6 kilometrus nuėjom. Pradėjo mažėti augmenijos. Pasidarė dabar tokis peizažas vien tik iš uolų, galima sakyti. Vietomis jau sniegas matosi kalnuose. Ir štai toks ežeriukas. Prasidėjo grandinės. Štai čia dar tokios kopėtėlės. Vaizdai, žiauriai geri vaizdai.
Beveik užlipom į chatą, bent jau mes taip galvojam. Ežeriukas jau ten toli liko. Taip, rodo nuo tos vietos, kur pradėjom kilti 950 su kilom, bet jau ten jau noriu priminti, kad jau ten buvo virš 1000, man atrodo, ne, metrų. Kai mes atvažiavom su mašina, jo. Tai man jau rodo 10 km, 3 valandas 27 minutės kopiam. Nu tai realiai į 10 valandų tikrai turėtume tilpt pirmyn atgal. Merginom jau truputį energijos mažiau, taip. Vyrams tai ne. Vyrams energijos visą laiką pilna būna. Tai vat, šiaip kol kas nuotaikos puikios, taip. Visi džiaugiatės, taip. Aš irgi labai džiaugiuosi. Tai vat. Pagaliau priėjom. Užkopėm iki chatos. Padarysim 2-2, 50 aukštis. Kaip jautiesi, Lina? Pavargus. Dar liko iki viršūnės rašo 45 minutės, bet man atrodo lipsim daugiau. Nes va ten iki tualeto rašo, kad 2 minutės, o tualetas ten toli. Tai vat apsižiūrėsim, ką čia chatai duoda, sakė, sriuba yra kažkokia tai vietinė, kur tik čia gali paragauti česnako ir dar kažko, tai neatsimenu. Tai apsižiūrėsim, ko čia yra ir gal bandysim kopti viršų ir tada grįžę užvalgysim. Žiūrim, kas čia viduje. Kvepia česnakais. Sriubytė 10? Ne, 5. Ai, 5, o ten kažkokie patiekalai, ne? O ta česnako, tai jau čia yra kažkokia tai, kur niekur kitur neparagausi. Piknikas, čia savo gali atsinešti. Gitara yra pasigroti. Nu ir vaizdas pro langą. Tai labai neblogas. Į viršukalnę jau fifom negalima kilti, yra ženklas. Tai vienu žodžiu turėkit omeny, fifos chatui lieka šitoj. O mes ne fifos, tai kopsim, bandysim toliau kopti. Vyksta kopimas sniego. Taip, vienas iš mūsų komandos narių toliau nebekopė. Liko ten prie tos kaiteros apačioj. Šiaip žiaurus vaizdai, labai gražu, bet tai debesis užėjo. Tai nežinau, lipsim iki viršaus, tikėkimės tie debesis prasiskirstys ir bus vaizdai dar geresni. Tai vat, pasižiūrėkim, kas dar laukia mūsų. Bet šiaip žiauriai fainas haikas, bent jau kol kas. Žiauriai geri vaizdai. Ir dar čia ne viršūnė. Ten tie ežeriukai, iš kurių atėjom. Čia toks biškis skardžiukas. O viršūnė tai va ten yra. Oho, biški ten baisoka. Kuo toliau, to įdomesnis takas. Nu, Andrius kopė į pačią aukščiausią ir į viršūnę. Nėra šitų grandinių, bet čia kai kur jau reikia
ir rankomis pasilaikyti, eiti 4. Labai nedaug jau jam liko. Viršūnė dar nepasiekta, bet man jau nejauku, baisu. Aš kai aukščio bijau. Linutė va štai ten. Bet vaizdai žiauriai geri. 2 iš komandos narių liko žemiau. Bet iš tikrųjų tai čia bus sunkiau nulipti. Baisiau tiksliau. Lipam toliau. Tai vat viskas, Rysio viršūnė pasiekta. Ten yra Morskio oko Lenkom pusė. Tai vat, o čia visas vaizdas toks visai gražus. Nulipinėti irgi net taip lengva, ypač kažkaip pirštų priekis kojų skauda, daužosi į priekį ir taip, vienu žodžiu, vis tiek tas nemalonus jausmas. Tai vat, bet oras gerėja, vaizdai gerėja, tikrai verta užlipti į Rysį, tikrai faina. Nėra taip labai sunku, yra tokių porą vietų, tokių baisesnių. Tai vat. No. Užvalgiam sriubos jų vietinės čia ir eisiu į tualetą. Sako, tualetas su pačiu geriausiu vaizdu pasaulyje. Patikrinsim. Nu, nemelavo, tualetas įspūdingas. Štai langas prie tualeto. Tai realiai visą susėdė. Ir savo ramiai laukia. Taip, tai į viršų užkopėm su pavalgymu chatoje. Užtrukome apie 6 valandas, o dabar jau nulipinėjom. Leidžiantis žemyn. Širdžiai apkrovos beveik nėra, bet koja skauda. Veikia kiti raumenys, kai reikia nulipinėti. Tai va, čia priėjom tą vietą, kur truputėlį yra grandinių. Tai va, čia tai vinguriuos kelias. Eisim, kur tie žmonės apačioj. Po to čia va tais tas takelis eina per tą ežerą. Ir už tą ežerą užsisuka ir dar toliau lipsim į apačią. Tai tiek. Tai vat, nuo chatos nueita jau 1,5 valandos, peizažas jau keičiasi. Takas pats lengvėja. Tai vat, neužilgo pasieksim, manau, jau tą atkarpą, kur bus asfaltas. Ir ten bus 4 kilometrai likę iki automobilio. Gerai, einam toliau. Iki asfalto beveik lygiai 2 valandos. Šiaip labai sunku tais akmenais lipti į apačią. Biškį nudaužo padus, tai reikia gerų batų turėti. Galim čia palaukti. Nu ką, viskas nulipam. Ženklas. Man rodo telefonas 24 km per 8 valandas 50. Tai nulipti buvo gan sunku.
Bet nulipom kažkaip.